Naktis tau sesuo Gęsta šviesa Gėla vanduo Kolai bus nulaužti Satelitai praneš Sveiki visi! Tu esi jau 10 metų profesionalioje scenoje. 16, bet taip. Ar čia tavo yra pirmasis festivalis, kuriame dalyvauji? Pirmasis gal tokio dydžio festivalis, bet tokio masto, tokio gražumo, tokio raudoniškumo tikrai pirmas. Kodėl pasirinkai būtent atlikti kūrinius įvairaus žanro, nuo senojo roko iki šlagerių, šių laikų galbūt net muzikos? Pasakysiu gal atvirai, aš nesu labai žinomas atlikėjas, tad manau, kad yra turbūt geriausias planas į programą įdėti ir savo autorinių dainų ir tą, ką publika geriausiai žino ir gali kartu pritarti. O taip pat tu dalyvavai Lietuvos balso šitą muzikinėme projekte. Kaip sekėsi? Neblogai, praėjau 2 etapus, teisingiau 2 iškritau, bet šiaip visai smagiai, labai gera patirtis, labai geri ryšiai, super, rekomenduoju, tie, kas norit, būtinai. O kokiuose dar muzikiniuose projektuose dalyvausi, ar gal dar ir ne vieną kartą dalyvausi Lietuvos balso projekte? Nežinau, nelabai gal galiu atskleisti, priklausomai kada šitas, bet aš manau, jūs tikrai dar pamatysite mane. Na ką tada, tau sėkmės, susitiksim dar kartą. Ta, prašau.